kalbinsime nuostabiai tyro balso savininkę, savos kūrybos atlikėją Valdą Ridikaitę. Nedažnas ryžtasi į Lietuvos talentų sceną atnešti savo kūrybos dainas. Į tokius teisėjai žiūri itin priekabiai. Prastas jūsų pianistės gebėjimas. Ir balsas nėra kažkuom labai ypatingas. Bet daina tikrai man labai patiko. Bet galbūt labiausiai įsiminė tai, kai aš stoviu, man sako 3 taip ir aš galvoju, ten buvo 3 ar 2. Marijus pasakė ne ar taip. Mat Marijus, vertindamas išgirstą dainą, suabejojo, ar tinkamai pasirinkta avalynė. Jūs su trapiamis krištolinėmis kurpaitėmis bandote lipti į kietą, uolėtą Lietuvos talentų kalną. Visi šypsos, kaip ir gerai, palinksėsiu išeisiu. Ir toks hausas galvoje, galbūt gyvenime dar nebuvo manyje. O štai prieš teisėjams apsisprendžiant, Valda kažkur paliko pasitikėjimą savimi. Kai man tai aplinkui tiek visokių talentų, galų gale kas nors pakalbina ir pasako, kad irgi kūrė dainas ir dainuoja, tada pasijauti nebe originali galų gale. Valda. Nežinau, truputį per kukli jaučiuosi šiandieną. Be reikalo, visai be reikalo. Dabar svarbu subalansuoti savyje tą kartais apninkantį mąslumą su dažniausiai veidą plėšiančia šypsena. O be to, kuriantis žmogus visada turi ką pasakyti. Šviesi naktis primena tavas akis, melsvas akis, o jos pasakodavo vis, jog tarp daug spalvotų ir vingiuotų kelių vieną dieną stovėsi ir tu. Grįžk šiandien ir nužudyk mane žvilgsniu, aš žinau, tu moki. Grįžk šiandieną, rytoj man nesvarbu, tik grąžink pasaulį ir aš vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, švelniai ir aš vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, tarp tavo pirštų. Manas mintis, keistas tas dvejopas mintis, o jos ginčydavosi vis, jos nerasdama danguje šiaurinės žvaigždės. Tad laukiu, kol ji pati susvindės. Vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, švelniai ir aš vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu, tarp tavo pirštų. Vėl trapstu, 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 vėl trapstu. Vėl trapstu, vėl trapstu, vėl trapstu,
trūpstu, vėl trūpstu, vėl trūpstu, vėl trūpstu, vėl trūpstu. Švelniai ir aš vėl trūpstu, vėl trūpstu, vėl trūpstu, vėl trūpstu, vėl trūpstu, vėl trūpstu. Tarp tavo pirštų. Valda Ridikaitė ir jos komanda. Taip, prašau. Sauliau, tarkit keletą žodžių. Aš aptirpęs. Kaip? Aš aptirpęs ir nutirpęs. Valda, čia tavo kūryba. Atsiimtinė. Žinai ką, iš tikrųjų labai malonu, mane kažkaip taip nustebinai maloniai, nes tu šiandieną pasirodai visai kitaip, su nauja savo kūrybos daina. Tu šiandieną pasiėmei gitarą, pasisamdėjai krūvą muzikantų, dainuojančių pritarėjų. Iš tikrųjų, man labai patiko tavo pasirodymas. Ačiū tau. Sėkmės. Ačiū labai. Ką dabar pasakys Rūta? Tiesą sakant, neturiu labai daug pagiriamųjų žodžių. Daina buvo nebloga, pasirodymas buvo neblogas. Pasakysiu, ko labiausiai trūko. Labiausiai trūko krištolinio balso. Ne tiek kažkokios ypatingos technikos, kiek tavo tembro, už kurį mes tave įsiminėm atrankose. Tada, anuomet, jis buvo krištolinis. Dabar šitą labai trūko. Dėkojom. Mario, o jums pritrūko ištolinio balso? Ne, man, aš pasakysiu Valdą tiesiai, mane tai siaubingai visą gyvenimą erzina, kaip pritarintieji balsai daro tos ir visą laiką, ir tu taip girdi tai nuo vaikystės, nuo visų dainų dainelių ir ten amžinai visi tą patį daro, Kodėl? Atsisakykit to ir viskas bus gerai. Ačiū jums. Ačiū labai. Taip. O Valdas, numeris, primink savo numerį, kad žiūrovai galėtų prabalsuoti už tave. Manau 6. 06.